18 antrojo kėlinio minutė tapo juoda ne tik tai Žemaitijos Olimpui, Valdemarui Chomičiui, komandos vyriausiam treneriui, žaidėjui, bet turbūt ir visam Lietuvos krepšinį. Senai buvo toks faktas, kad būtų išvaromas iš aikštelės. Ne, aš ką galiu pasakyti, nežinau, kaip šiemet ir aš buvau išvarytas, kaip tik Davidavičiaus. Manau, gal kažkiek teisėjas tuo momentu pasikarščioja, nes žaidėjas dega. Jeigu žaidėjas Žemaitijos Olimpoje, skaitau, tikrai nesiseka ją. Jis tuo momentu dega ir jisai mato, kad teisėjas klaidą padarė, bet jisai tuo momentu šoka. Bet teisėjas palauktų, apramintų jį ir viskas pasibaigtų. Gal truputį per anksti ir po to jau žmogus save nesusivaldai. Nes aš pats, sakau, kiek būna žaidėjai, jeigu teisėjas, sakau, patinka arba Filipauskas arba Brazauskas, jie sustoja tuo momentu ir žiūri, bet jie prakeičia tą tokį laiką ir jie tikrai žiūri pasielgia visą laiką taisyklingiausiai, nors aš visą laiką irgi puolu teisėjas, bet žiūriu, man jie labai patinka, nes jie pasižiūri ir nuramina. Gal truputį per anksti, truputį teisėjas parodė, tai dar žmogų išvedė iš kantrybės.